visų pirma, džiaugiuosi savo komandą, kad surado jėgų. Po pirmos blogos pusės mes buvom suplanavę žaisti ne taip, bet varžovas matyt mus pastatė į savo taktiką. Bet po ilgosios pertraukos pašnekėjom su vyras, kad mes, jeigu taip žaisim, tai lauks trečios varžybos. Ir suaktyvinom biškį gynybą pakeitėm. Bet šiaip buvo labai sunkios rungtynės, nes atkrintamosios yra toks dalykas, kad jau ten net nereikia ruoštis varžyboms, jau visi vaikinai atmintinai žino. Tiek mes žinom jų derinius, tiek jie mūsų žino. Tai čia tik, matyt, meistriškumas nulėmė, sakykime, per papildomas 5 minutės. Pirmoji pusėje prametėt visus 12 tritaškių, po to pradėjot pataikyti ir žaidimo šiek tiek kitaip klostėsi. Ko būtent stigo su tais tritaškiais? Ar tiesiog nepataikėt gerų metimų, ar varžovų gynybo čia? Nu, ta prasme, kad pirmą pusę mes tą, ką norėjom, tą ir darėm puolime, mums davė išsimesti, bet tiesiog metimai nekrito. Ir po minutinės pertraukėlės tarėmės, kad vaikinai jau toliau nėra kur ten mėtyti, nes ten, man atrodo, buvo vienu metu 6-0 ar 7-0. Reikia kažką galvoti, kad iš vidutinio, išprovokuoti baudas, eiti baudas mesti, iš po krepšio užbaiginėti. Bet mes vis tiek metėm. O antroji pusėje, tai kai pradėjom viską žaisti tą, ką mes mokam žaisti iš po krepšio, kai dideli gaudavo kamuoliukus, pasisukdami, mesdami ten sunkesnį, lengvesnį metimą, kai yra 3-4 atakos rezultatyvios, tai tada ir tas tritaškis ateina. Bet kai tu meti ir nepataikai, tai yra psichologiškai, visam penketui yra sunku psichologiškai, kad, sakykime, liktai laisvas, meti nepataikai, tai ataka 8-10 sekundžių trunka, o gintis reikia kone dvigubai daugiau, sakykime, 16 sekundžių, ne, 16-20 sekundžių. Tai tas jėgas senka gynyboje ir emocijos kitokios, o kai tu kelias atakas paeiliui, tu užbaigi, tai tada ir atsiveria galbūt tritaškiai. Bet sakau, bandėm, kad bent jau 3-4 kokios atakos būtų sėkmingos ir tada, jeigu laisvi, tada metam, bet nepiknaudžiauti tais tritaškiais. Nes gaunasi taip, tai vienas meta 2 metimus, po to kitas laimę bando ir to pasekoju. Mes, kad biškį ten pirmam kėliny, bet rungtynės neužtikrinom, sakykime, tos pirmos pusės tuose kėlinuokose saugų savo pranašumą. Kaip tik mes buvom atsiliekančių vaidmenyje. Tai tokia situacija, kad tiesiog susitarėm, kad kantriai žaidinėjom, jeigu ten ūgio susikeitimai, mismečiai tai vadinami, ieškom didelių, kad jie užbaiginėtų. Tai jie taip darėm ir, sakau, ir suaktyvinom gynybą. O ketvirtam kėliny kontroliavot situaciją, kaip ir atrodo, kad pratęsimo nebus, bet Remeikis pataikė tritaškį, ko pristigo pabaigoje, kad nereikėtų tų papildomų 5 minučių? Esmė tarėmės taip, kad pirmas mūsų variantas buvo, kad biškai palaikom kamuolį, kad jie palaikytų kamuolį ir tada bauduojam, bet prieš išeinant mes pakeitėm sprendimą, kad geriau iš karto bauduojam ir 3 taškai mūsų, jeigu ten ar 1 ar 2 baudas įmes, tai jie vis tiek baudos, ten, kieno nervai stipresni, ne, kas neprames baudas, tas ir laimės. Ir buvom susitarę, bet taip gavosi, kad nei ta žaidėjas, kuri Remeikis, ne, kuris Remeikį dengė, nei mūsų didelis nesugebėjo įsibauduoti. Ir jis nepakankamai, bet iš tikrųjų laisvas įsimetė, ko neturėjo būti. Ir žinant, kad jisai tikrai superinis vaikinas ir gerą ranką turintis, smagią ranką turintis, kuris gali bent kada pataikyti. Ir ties pavojingiausių žaidėjų mes tiesiog nesugebėjom subauduoti. Serijoje labai daug problemų Modestas Babraitis pridarė ir pratęsime iškrito, traumą gavo. Kiek tai padėjo ir kur didžiausios problemos buvo su Babraičiu? Aš nemanau, kad vien Babraitis. Aš galiu pasakyti, kad Babraitis mums problemą pridarė. Arnas Adomavičius, Aliasas su savo gabaritais, su savo kovojimu dėl kamuolio. Ir nenuvertinsiu kitų. Tikrai kitų. Tiek Rimkus, tiek kiti žaidėjai, jie buvo aktyvus, jie žaidė tą, sakykime, staigesnį, greitesnį krepšinį, nes tiek Šakiuose matėm, tiek Vilniui būdavo tokios mūsų sėkmingos atakos, jie greitai išsimeta, vienas žmogus persivaro visus ten 9 žmonės ir užbaiginėja. Tai mes ir kalbam, kad neturim duoti, mes turim gintis irgi nuo galinės linijos, kad neutralizuoti tą jų greitį. Šiaip komanda greita, geras treneris, žiauriai geras treneris.
žaidėjus sustatyti ten, kur reikia. Sakau, ėjom į pagalbą, taip neapgalvotai, iš karto mus nubūdė. Taip kad vaikinai, sakau, tas pirmas septynetas į antras septynetas, tai net spindi turbūt tos pajėgumų, nes pliofai tai yra vis tiek ir kitos emocijos, ir kitas galbūt žaidėjo susijaudinimas arba pergyvenimas, tai viskas sulygina ir čia jau pats įdomumas yra žaisti šitoj stadijoje. Taip kad, mums pasisekė, sakykim taip, nes čia galėjo visko būti, bet kad gale gavom tritaškį, tai aš labai buvau taip nuliūdęs ir supykęs, sakyčiau taip. O dabar ketvirtfinalyje laukia Jurbarkas Karys, žaidėt 4 kartus ir visus pralaimėjo. Čia mes neatrodo, tai ko galima? Mes pralaimėjom, kaip aš galiu pasakyti, tokie pralaimėjimai buvo, kad, ne taip, kad be kovos. Mes vienas varžybos gruodžio mėnesį ar ten sausio pradžioj, kur, sakykime, mes buvom tikrai labai prastoj fiziniai būklei, nes keletą vaikinų buvo susirgę ir ką tik grįžo ir mums reikėjo žaisti, o kiti buvo tokie ant susirgimo ribos. Tai mes jau ir mažiau treniruočių to darėm, kad mažiau kontakto, kad žmonės ateitų sveiki, o ne kosėdami treniruotės ar dar kažkaip, nes nei produktyvumo nebuvo, nei ką. Tai jie ten, sakykime, laimėjo. Taip, jeigu tik pirmas varžybos mes po 3 kėlinių pirmavom ten 16 ar 15, 14 taškų, bet paskutinis kėlinys buvo prastas, ten 25-5 ar kiek pamenu, pralošėm. Žaidėm, kaip minėtas, varžybos, kur mes buvom fiziškai ten nusilpę, po to žaidėm vėl šakiuose, po pratęsimo pralošėm ir žaidėm dabar paskutinės rungtynės, tai ten tiesiog biškai pritrūko galbūt šalto proto. To, ko turi jie, Paslukauskai ir Delninkaitė. Šaltas protas, 2 žmonės sustato visus, sakykime, dar ir centras jų, net ne 2 centrai irgi patyrę yra, gerai žaidžia, moka žaisti, jie kantriai žaidinėja, o mes ten, kur reikia, ten baudų nedaryti, tai ten darėm, vienu žodžiu, ten turim savo niuansų, bet aš galvoju, kad mes taip nepasiduosim ir pirmas kartas visada būna pirmas kartas. Tai tikiuosi bus šitoj serijoje pirmą pergalę prieš Jurbarką. Vienintelė komanda, prieš kurią mes nesam laimėję dar. Komentaras toksai, kad 2 varžybos davėm tikrai gerą kovą. O pritrūko tai visai nedaug. Vieno atsitverto kamulio, vieno įmesto kamulio, vienos klaidos. Šiaip kova buvo labai gerai, komanda buvo nusiteikus, bet dar kažkiek trūksta. Iškrito ir Modestas Babraitis pratęsime, kiek tai turėjo įtakos, nes tada regis buvo apie -6 gal. Nežinau, atrodo, po Modesto ten jam išlungis gal sutraukė, dar tiksliai nežinau, tai kažkiek sustojo tas žaidimas, nes šiandien tikrai buvo tokia pilnas energijos. Tikrai daug davė šiandien tai komandai, greituose atakose ir gynybai. Gale tokį krūvį sudėtinga atlaikyti, vis tiek visas varžybas bėga be sustojimo, sprintuoja, tai išsitraukė raumenis. Ir varžovai pirmoji pusėje 12 tritaškių visus prametė, po to pradėjo pataikyti. Kiek tai buvo jūsų gynybos nuopelnas, kad varžovai taip prastai metė tritaškių šiandien ir kiek jie patys nepataikė gerų metimų jūsų? Tai mes akcentavom, kad reikia stabdyti juos tos tritaškius, nes jie visi metantis. Pirmoji pusėje kažkiek gal pavyko priversti juos sunkius metimus mesti, nepataikė, bet antroji pusėje kažkur tais mes juos ant kažkurių derinių paleidom, tai jau išsimėtė. Kiek sunku apskritai žaisti tokią komandą, kuri dažnai keičiasi gynyboje ir tas pats Žilius ir Mikštas eina į perimetrą, ginasi ten prieš jūsų žemesnius varžovus ir panašiai? Jie šiandien padarė tokį pakeitimą gynyboje, jie pirmas rungtynės taip nežaidė. Jie pirmas rungtynės žaidė, keitės nuo žaidžiančio 2-2, bėgo pas artimiausią žmogų. Pamatė, kad mes irgi šiek tiek jau išsiaiškinom ir mums tas pavyksta, tai jie pradėjo keistis, o prie to keitimosi, sakykime, neapžaidėmės prieš vieną. Rezimuojant tą visą sezoną, koks jis buvo jūsų komanda? Toks, žinot, tikėjaus geresnį rezultatą iš komandos, kažkur tais gruodžio mėnesį buvom pajutę tokią bangą, atrodo, jau dabar jau savo vėžėse, dabar jau žaisim, bet paskui vėl tokia po naujų metų kritom į duobę, tai šiek tiek jau buvom įsigandę dėl iškritimo, jau grėsė, viskas buvo šalia, tiek Šilutė, tiek Neptūnas, bet pavyko antrą etapą
užbaigti 12 vietoje, nebegrėsia iškritimas, tai šiek tiek geriau ir tikrai galvočiau, kad buvom neblogai pasiruošę prieš Vytę. Mums buvo paranki komanda, bet sėkmės dabar Vyčiui. Pergalės, aišku, vaikinams svarbu, bet jūsų turbūt svarbiausias uždavinys jūsų komandos yra ruošti pamainą Ryto komandai. Kurie krepšininkai per sezoną labiausiai patobulėjo jūsų akim, kurie žengia didžiausią žingsnį į priekį? Jeigu taip žiūrint visą sezoną, tai vis tiek gal skirčiau Gediminą Alisą. Toks mūsų buvo ir puolime. Puolime ypač tikrai labai gerai moka žaisti su kontaktu. Tai negali sakyti, kad kitur negali skirti, tikrai visi dadėja, tai kas treniruojasi su Rytu, kaip Gantas ar Modestas, tai irgi dėja žingsniukai priekį tikrai. O ar jie gali pakliūti į pagrindinę komandą, ar jau gali sudėti pilnoj būti, jau įeiti žaisti kaip žaidėjai, tai viskas priklauso nuo jų. Tai sakot, sėkmės Vyčiui, kaip manot, serija su Jurbarku kokia gali būti, nes turėjo 4 rungtynes, kol kas visas pralaimėjo Vytis Jurbarku. Jo, bet pagal sudėtį, pagal viską, tiek man Jurbarkas, tiek Vytis, man jos tokios abidvi panašios, tik tiek, kad Jurbarke daugiau patyrimo mačiuose aukštesnio lygio krepšinio. Bet kas liečia 2 prieš 2 žaidimai, irgi negali atsitraukti nuo nieko, visi metantis, tai šiaip įdomi labai bus kova. Jeigu reikėtų prognozuoti, kas keliauja tolyn? Nežinau, aš dabar su Vyčiu žaidžiau, tai paliko gerą įspūdį. Labai sunku, o Jurbark yra draugų, tai nežinau, ką ir atsakyti.